Tai šios savaitės planas yra užpildyti kuo daugiau puslapių eskizinėje. Aš ją turiu jau apie metus ir manau pats laikas ją užbaigti. Turiu pasirašius jau kelias idėjas, kuo aš norėčiau užpildyti tuos lapus. Tai sau duosiu kažkur čia filmuoti ir pildyti savaitę ir pažiūrėsim, kiek pavyks juos užpildyti. Tai dabar pamatysit mano piešimo procesą. Turėjau gana daug nufilmavus įrašų, kaip piešiu, bet nemanau, kad kažkas čia žiūrės 8 valandas, gal netgi daugiau įrašų, tai smarkiai sutrumpinau. Pagrinde nuotraukas, kurias naudojau piešimui, yra tos nuotraukos iš Pinteresto. Pagrinde piešimui naudoju paprastą pieštuką, spalvotus pieštukus, markerius. Taip pat mėgstu, kaip atrodo eskizinė, kai į ją yra klijuojami dalykai. Tai gana daug piešinių yra ant atskirų popieriaus lapų ir paskui jie yra įklijuojami į knygutę. Vienas įdomesnių mano eskizinės bruožų yra tai, kad jos puslapius mėgstu užpildyti dalykais, kurie yra įstrigę mano galvoje. Tai galbūt kokia nors citata iš knygos ar dainos žodžiai, paveikslai. Vėliau dar pamatysit brėžinį kėdės, kuri jau kelis mėnesius nepalieka mano galvos. Ir dar kol kas vyksta toksai gimdymas galvoj, kad galbūt aš ją pasidarysiu tikroviai, kad būtų namuose pas mane. Tai va. Įkelsiu nuotrauką tos kėdės ir jūs man pasakykit, ar aš tiesiog čia kažką įsivaizduoju, ar jinai tikrai kieta yra. Gerai, pamirštam kėdę ir dabar įdėjau tiesiog ilgesnį tokį klipą vieno piešinio, nes norėjau tiesiog papasakoti šiek tiek plačiau apie savo, nežinau kaip apibūdinti, naudojamą techniką. Tai iš pradžių viską nusipiešiu paprastu pieštuku ir apvedžioju viską su spalvotais pieštukais ir nuspalvinu markeriais. Ir tada ant viršaus dar, jeigu reikia kažkokios tikslesnės spalvos ar tiesiog noriu kažkaip pakeisti ar pagyvinti vaizdą, dar kartą padengiu spalvotais pieštukais, o spalvotais pieštukais apvedžioju, nes man patinka, kaip atrodo piešinys su apvedžiojimais, bet noriu, kad tas apvedžiojimas būtų tokios pačios spalvos, kaip ir tas daiktas ir jo spalva. O va dabar jau matot tą kėdės brėžinį, tuos planus. Ir ta prasme, aš galėčiau visą gyvenimą braižyti kvadratus ir tiesias linijas. Man tiesiog kažką pakaso smegenyse. Ir ta prasme, tas paveiktas visas vaizdas, aš tiesiog buvau sukurta braižyti. Ta prasme, aš galėčiau tai, ką dabar matot, daryti visą dieną, visą savo gyvenimą. Čia būtų mano svajonė. Gaila, kad kai braižau su kompiuteriu, taip pat nesijaučia, žinokit. Priartėja
bet ne tas pats kaip ant popieriaus braižytų. Ir dar, pildydama eskizinę, sužinau tokią informaciją, kuri tiesiog sukrėtė mane. Pasaulinio garso tapytojas Markas Rotko yra gimęs Latvijoje. Tarsi aš galvoju, kam Latvijai reikia Rotko muziejaus. Pasirodo, todėl jo ir reikia. Jeigu nežinot Rotko, įkelsiu kelias nuotraukas ir aš manau tikrai atpažinsit jo darbus. Tai pabaigoje užpildžiau 6 pilnus puslapius ir 1 pusę ir eskizinėje liko 2,5 lapų, bet nenorėjau jų pildyti, nes tiesiog jau reikėjo šiokios tokios pertraukos, tai po kelių dienų turėčiau, manau, pabaigti eskizinę. Tai čia yra pirmasis puslapis, kurį šią savaitę užpildžiau. Šitą pusę jau buvau nupiešus anksčiau. Norėjau šitoje pusėje kažko tamsesnio, tai pastatymas, galima sakyti, beveik yra visas juodas. Jam nupiešti pagrinde naudojau rapidografą ir juodą akrilinį markerį. Taip pat šitame puslapyje turiu užklijavus bilietą ir apyrankę iš koncerto. Jau matėt, kaip piešiau šitą ir rašiau šitą citatą. Jinai yra iš 5-osios Mačernio vizijos 3 dalies. Šį paveiksliuką pasirinkau, nes man patiko tos raudonos linijos, taip pat atspindžiai šiame inde ir ant obuolio. Ir tada tiesiog čia tokį ornamentą iš kvadratėlių nupiešiau, nes norėjau tokio lengvo ir be galvojimo piešimo, tai pasirinkau užpildyti šią vietą taip. Man patinka šio puslapio visas vaizdas, nežinau, raudona su juoda, man žiauriai gerai atrodo. Tai sekančiame puslapyje turiu nuotraukas iš filmo. Filmo pavadinimas yra The Fall. Žiauriai geras filmas. Jeigu jums patinka gražūs, bet keisti filmai, tai būtinai pasižiūrėkit, man jis žiauriai patiko. Vienas geriausių filmų, kokie esu mačius. Tada sekančiame puslapyje turiu veikėjas, kurias piešiu kiekvienoje savo eskizinėje, bet šio piešinio, šių lapų neužpildžiau šią savaitę, tai neturiu tiesiog nieko nufilmavus. Šiame puslapyje turiu tokį pastatymą, kurį piešiau paprastu pieštuku ir tada kitoje pusėje norėjau tą patį pastatymą tiesiog perpiešti kitokiu stiliumi. Tai bandžiau padaryti tokį kubistinį, favistinį stilių. Patinka, kaip gavosi tas maišas, bet šita dalis tokia biški tokia įtartina, man jinai ne prie širdies yra. Ir tada jau kitam puslapyje yra mano išsvajotosios kėdės, tas planas. Padariau, kad galėčiau taip vartyti jį ir tada po apačia
turiu tokius 2 paveikslus, kurie man patinka ir norėjau juos turėti savo eskizinėje. Nebandysiu pasakyti autoriaus šio paveikslo, nes tikrai nepasakysiu gerai, bet jeigu kažkam įdomu, čia yra pavadinimas ir paveikslo autorius. Ir tada kitoje pusėje yra jau anksčiau mano minėtas Rodko ir citata iš mano mėgstamiausios dainos. Šiame puslapyje turiu jau anksčiau minėtą tą kvadratėlių meną. Čia taip pat yra paveikslas, tiesiog padarytas pikseliais. Neatsimenu jo pavadinimo, tai užrašysiu ant ekrano. Ir tada čia jau anksčiau matyto piešinio galutinis vaizdas. Ir tada paskutiniai puslapiai, kuriuos užpildžiau šią savaitę, jie gana tokie paprasti. Turiu čia tokią žuvį ir tada citata iš knygos, kuri man patiko. O po apačia tiesiog atspausdintas bažnyčios kupolų vaizdas. Ir tiek liko eskizinės. Ir tada bus baigta.